mes galime suteikti žodį svečiui iš Ukrainos, kuris galbūt iš šalies šiek tiek pažvelgtų ir pristatytų Ukrainos patirtį atminties, įprasminimo ir atminties tendencijų srityje. Trumpai galbūt pristatysiu svečią, kuris yra Išsilaisvinimo judėjimų tyrimo centro Ukrainoje įkūrėjas, nevyriausybinės organizacijos įkūrėjas, taip pat įvairių 20 amžiaus Ukrainos istorijos reiškinių įamžinimo iniciatyvų iniciatorius, taigi tikrai turintis didelę patirtį šioje srityje. Tai Vladimir Vetrovich. Prašom. Kalbėsiu apie nacionalinės atminties politiką ir nacionalinės tapatybės formavimąsi Ukrainoje. Visų pirma, norėčiau papasakoti trumpai, kokia buvo tarybinė politika Ukrainos atžvilgiu, nes ši politika vis dar turi didžiulę įtaką Ukrainos šiandienos tapatybei. Žlugus Rusijos ir Austrijos-Vengrijos imperijoms susiformavo Ukrainos liaudies respublika ir Vakarų Ukrainos liaudies respublika. Dėl sudėtingos tarptautinės situacijos ir nesugebėjus politikams ir politinėms partijoms apsijungti, abi šios respublikos žlugo. Ukrainos žemės buvo pasidalintos tarp kaimynių – Lenkijos, Rumunijos, Čekoslovakijos ir Tarybų sąjungos. Tarybų sąjunga gavo didžiausią Ukrainos teritorijos dalį. Kadangi tarybiniai lyderiai nebegalėjo ignoruoti Ukrainos nacionalinio judėjimo, jiems teko eiti į kompromisą ir buvusios Ukrainos liaudies respublikos žemės buvo sujungtos į vadinamąją Ukrainos TSR. Nors sovietinė Ukraina buvo visiškai priklausoma nuo Maskvos valios, ši iliuzorinė Ukrainos valstybė atliko labai svarbų vaidmenį formuojant tautinę ukrainiečių tapatybę. Pirmaisiais tarybų valdžios metais vyko ukrainizacijos procesas ir kultūra Ukrainoje pasiekė naują lygį. Ukrainiečių kalba tapo oficialia kanceliarinė kalba, įsteigti Ukrainos universitetas, profesionalus teatras, kinas, Ukrainos spauda, susidarė palankioms sąlygoms atgimė Ukrainos kultūra. Gimė nauja rašytojų, poetų, dailininkų ir menininkų karta. Tačiau šis kultūrinis trečio dešimtmečio kultūrinis atsigavimas žinomas ir kitų vardų, nužudytas renesansas. Ketvirtajame dešimtmetyje tarybinė politika pasikeitė. Ukrainos nacionalinės idėjos buvo paskelbtos buržuazinėmis, nacionalistinėmis, o jų rėmėjai buvo suimti, įkalinti arba išsiųsti į gulagą. Tarybinė valdžia ėmė propaguoti rusų valstybinį nacionalizmą. Rusų kalba tapo oficialiaja kalba vietoj kitų tautų kalbų. Rusijos istorija pakeitė sąjunginių respublikų nacionalinės istorijas. Rusijos kultūros pasiekimai buvo keliami aukščiau už kitų tarybinių respublikų pasiekimus. Naujosios tarybinės politikos tikslas buvo sukurti naują tarybinę tapatybę ir visas sąjunginės respublikos ir jų tautas apjungti ir paversti vieną sovietinę tarybinę tautą. Būtent Rusijos istorija ir rusų kultūra turėjo tapti
tokios tautos pagrindu. Laimėjimas Antrajame pasaulinėme kare suteikė sovietų vadovams galimybę sustiprinti politiką skirtą formuoti vieningą tarybinę liaudį TSRS. Karas buvo pristatomas kaip vienijantis didysis patriotinis karas. Tai buvo svarbiausias TSRS tautos vienijimo mitas. Jis buvo pagrįstas masyviu pasiaukojimu sovietinės tėvynės vardan, beprecedentiniu visų tarybinių žmonių dalyvavimu ir mobilizacija prieš kovoje su didžiulė grėsme ir vakarų Europos išganimo ir išlaisvinimo idėja. Įspūdingiausias šio mito elementas buvo didi pergalė kare, nes jį patvirtino ne tik tarybų vadovybės pasirinktą kursą ir jo teisingumą, bet ir paties komunistinio režimo galią. Karo aplinkybės sukūrė idealias sąlygas formuotis naujai tarybiniai tapatybei. Milijonai įvairių tautybių žmonių buvo surinkti į vieną raudoną armiją. Jiems teko ten kalbėti tą pačią kalbą. Jie buvo atskirti nuo išorinio pasaulio. Jiems kasdien vadovavo vadinamieji politrukai, kurie buvo atsakingi už tai, kad išmokytų jų tarybinių postulatų. Armija tapo ta vieta, kur įvairiausių tautų žmonės tapo tarybų tauta, monolitinė tarybinė tauta. Šis tikslas buvo tinkamai įgyvendintas. To karo kariai yra geriausia dabar tarybinės tapatybės susiformavimo pavyzdžiai, o didžiojo patriotinio karo mitas yra naudinga priemonė tos tapatybės palaikymui ir atnaujinimui. Tarybų sąjungos žlugimas 91-aisiais vyko ne tik todėl, kad respublikose vyko nacionaliniai demokratiniai judėjimai, tačiau ir todėl, kad Kremliaus lyderiai tapo silpnesni, susilpnėjo. Ukrainos nacionalinis judėjimas pasiekė politinio tikslo, kai buvo pranešta Ukrainos nepriklausomybės deklaracija, tačiau aktyvistai vis dar nebuvo pakankamai stiprūs tam, kad išvystytų savo ir gautų pakankamai valdžios šalyje, todėl jiems teko eiti į kompromisą su komunistų elito atstovais. Naujoji valstybė susidūrė su ekonominėmis ir politinėmis problemomis. Ilgą laiką valdžia netkreipė dėmesio nei į nacionalinės kultūros plėtrą, nei į nacionalinės istorinės atminties atgaivinimą. Taip pat buvęs komunistinis elitas užėmė svarbiausias vietas naujoje valstybėje, todėl neatsiribota nuo sovietinio paveldo. Naujasis, kabutėse, senatis politinis elitas nebuvo pasirengęs atvirai kalbėti ir iš naujo įvertinti praeitį. Jam visai patiko eklektinis požiūris į istoriją, kur Ukrainos nacionalinis istorinis naratyvas buvo suplaktas su temomis iš sovietinio naratyvo, kaip pavyzdžiui, didysis patriotinis karas. Po 2004 pasikeitė požiūris į Ukrainos istoriją, kadangi įvyko svarbus politiniai pokyčiai. Jaunosios kartos atstovai pradėjo įsigalėti valdžioje, jie nebebuvo stipriai susijęs su sovietinė praeitimi ir galėjo objektyviau žvelgti į Ukrainos praeitį. Kas svarbiausia, jie ėmė kovoti su buvusia Leonido Kučmos vyriausybė. O Kučma atvirai propagavo savo teigiamus jausmus tarybiniai praeičiai. Dabar į valdžią atėjo tie, kas turėjo naują požiūrį į istoriją ir suvokė, kad visuomeniai taip pat reikia pakeisti savo požiūrį į istoriją.
Naujai išrinktasis prezidentas Viktoras Juščenko nusprendė, kad reikia mobilizuoti piliečius, skatinti ukrainietišką tapatybę ir tuo paremti didelės apimties reformas šalyje. Todėl buvo iš naujo įvertinta tarybinė patirtis. Ukraina ėmė vystytis ir vytis kitas rytų Europos valstybės, kurios jau buvo iš naujo įvertinusios arba bent jau pradėjusios iš naujo vertinti komunistinį totalitarinį palikimą po amžiaus paskutinio dešimtmečio. KGB buvę uždaryti archyvai ėmė būti atidaromi, intensyviau vykdomi tyrimai apie tarybinę praeitį, represijas, nacionalinio išlaisvinimo judėjimą ir kultūrą. 2006-aisiais įsteigtas Ukrainos nacionalinis atminties institutas, vadovaujasi kitų postkomunistinių valstybių Europoje modelių. Instituto užduotis buvo tyrinėti sovietinę praeitį ir įvertinti ją moksliškai ir teisiškai. Pagrindinė instituto veiklos sritimi buvo Holodomoro tyrimas. Holodomoras vyko 1932-33 metais, paveikė milijonus ukrainiečių ir 50% ukrainiečių dabar mano, kad ši tragedija yra Ukrainos žmonių genocidas. Kur kas mažiau pažangos padaryta viešinant informaciją, tikrą informaciją ir teisingą informaciją apie Ukrainos išsivadavimą judėjimą per antrąjį pasaulinį karą ir po jo. Ukrainos valdžios veikla šioje srityje ne tik susidūrė su šiuolaikinės Rusijos propaganda, bet ir su klaidingais sovietinio laikotarpio metu susiformavusiais žmonių stereotipais. Jei informacija apie Holodomorą buvo sovietų propagandos slepiama, tai Ukrainos nacionalistų kova už nepriklausomybę buvo puolimų objektas. Ukrainos sukilėlių armijos kariai buvo aprašomi kaip kolaborantai ir išdavikai, ypač tose regionuose, kur jų buvo mažai ir žmonės mažai, ką apie juos žinojo, jie iš karto šitą stereotipą ir perėmė ir patikėjo juo. Tuo pat metu antrasis pasaulinis karas buvo vadinamas didžiuoju patriotiniu karu. As the Great Patriotic War was also being reviewed. And the term Great Patriotic War disappeared not only from scientific discourse, Naujosios valdžios laikotarpiu šis terminas dingo iš mokslinio diskurso ir mokyklinių vadovėlių. Tačiau viskas kur kas smarkiau pasikeitė dešimtaisiais, kai į valdžią atėjo Viktoras Janukovyčius. Visi žino, kad jo pažiūros artimos Rusijos pažiūroms, ir todėl jo valdžia daug ką pakeitė valdžioje ir socialinėje srityje. Imta uždarinėti istorinius archyvus, o žmonės, kurie naudojasi KGB dokumentais tirdami istoriją, buvo net bandyta juos persekioti teismų būdu. Prezidentas Janukovyčius oficialiai pavadino Holodomorą visų TSRS žmonių tragediją. Gegužės 9 vėl pradėta švęsti laimėjimą didžiajame patriotinėme kare. Parlamentas priėmė įstatymą leidžiantį naudoti raudoną sovietinę vėliavą kartu su oficialia Ukrainos vėliava gegužės 9-osios švenčių metu. Švietimo ministerija, kuriai pirmininkauja Dmitrijus Tabačnikas, tapo pagrindinė prosovietinės posovietinė keršto priemonė. Sovietinės propagandos terminas didysis patriotinis karas sugrįžo į vadovėlius į istorinį kontekstą. Ukrainos nacionalinės atminties institutas praktiškai buvo likviduotas, tapo patariamąją ministrų kabineto instituciją. O šio instituto direktoriumi tapo
buvęs kompartijos atstovas. Dar vienas kompartijos narys šiuo metu vadovauja archyvo agentūrai Ukrainoje. Šitokia politika tęsiasi ir vietos lygių. Jozefo Stalino paminklas buvo pastatytas Zaporožėje. Odesoje buvo pastatytas paminklas Rusijos carui Aleksandrui II. Valdžia dalyvavo pagerbiant Rusijos imperijos politiko Petro Stolypino atminimą. Šiandien galime patvirtinti, kad Ukrainoje yra 3 didelės grupės ir kiekviena jų turi savo tapatybę. Tai ukrainiečiai, tarybinė tapatybė turintys žmonės ir rusišką tapatybę turintys žmonės. Ir sovietinė ir rusų tapatybė tarsi sutampa ir priešinasi ukrainiečių tapatybei. Kai kurie sovietai rusai net neigia ukrainiečių teisę į egzistavimą. Paradoksas Ukrainos visuomenėje yra tas, kad iki šiol stengiamasi remti sovietinę rusišką tapatybę, nors Ukrainos tapatybė yra Ukrainos kaip valstybės ir valdžios legitimumo pagrindas. Ačiū. Dėkojam už trumpą ir informatyvų pranešimą. Ar būtų norinčių klausti? Jeigu ne, tuomet kviečiu visus kavos pertrauką.